Sveiki, šiandieną Poryt LT komanda aptarinėsime planšetės ir jų vietą mūsų gyvenime. Ant mūsų stalo ir pas mane ant kelių guli pakankamai įdomus įrenginiai savaime, mes juos aptarsime ir galėsime nagrinėti atskirai, arba jau aptarėme, jau girdėjote, arba aptarsime. Bet šiandieną norisi pakalbėti apie pačią planšetės vartojimo koncepciją, ar jis iš tikrųjų yra kažkurios tai darbo vietos pakaitalas, ar tai yra kompiuterio pakaitalas, ar tai yra tiesiog didesnis telefonas, ant kurio patogiau naršyti. Na ką, bičiuliai, jūsų nuomonės? Na, atvirai pasakius, aš senokai jau turiu namuose planšetę. Praktiškai pirmąją iPadą įsigijau dar, kol jo nebuvo ir Lietuvoje, draugo paprašiau, kad nupirktų Anglijoje. Nes man būtent rūpėjo, kam tą planšetę, kas čia per žvėrės, ką aš su ją darysiu. Pirma mintis, matyt, kaip ir daugeliui vartotojų, kurie pamato planšetę. Taigi man bus kaip nešiojimas, tik nereikės, bus lengvesnis, mažesnis. Ir aš netgi su tą mintim klaviatūrą atskirai įsigijau. Galvojau, va, žiūrėk, čia labai gerai, jeigu kada žinosiu, reikia rašyti, pasimsiu klaviatūrą, jeigu nereikės, neimsiu klaviatūros. Šnipštas. Paaiškėjo, kad aš visiškai netaip ją naudoju. Nors galiu ir yra ir programos ten, ir Excelio atitikmo, ir Wordo atitikmo, ir kas tik nori. Man atrodo, kad čia yra medijų vartojimo įrenginys. Ar ne? Tai yra dalykas, kuris, toks, sakykime, turinio televizorius, bet tas turinys nebūtinai turi būti video. Tai gali būti šuniukas, straipsnis apie jį, tai gali būti žaidimas, tai gali būti Skype'as, tai gali būti dar kažkas, bet tai yra turinio vartojimas su minimaliu paties. Paspausti, pastumti pirštu idealu, rašyti, nesvarbu, net kai išorinė klaviatūra. Tai aš jo išpopuliarėjimo priežastį vieną ir matau tame, nes priešingai negu žurnalistai, Dainius, mes dažnai yra žmonių, kurie turinio kūrė labai mažai arba nekūrė iš viso ir jį tik tai vartoja. Ir tada klaviatūros turėjimas, jisai nėra būtinas, o mobilus įrenginys planšetė, jisai pasižymi tuo, kad jo akumuliatorius labai ilgai tarnauja. Taip. Ir jisai yra iš tikrųjų mobilus, ne tai, kad ten porą valandų akumuliatorius ir viskas. Na, aišku, yra visą laiką galimybė naudoti dar išorinės klaviatūras, yra visokių transformerių su Bluetooth klaviatūrom ir panašiai variantų, bet turbūt, iš tikrųjų, aš džiugui pritarsiu, variantų yra daugybė naudoti kaip planšetė, bet aš pritarčiau turbūt, kad ir mano patirtis rodo, kad pas mus apskritai pirma planšetė namuose, pavyzdžiui, atsirado, kur mes įsigijom, tai sūnus gimtadienio proga įsigijo nedidelę planšetę, ten berods 7 colių, panašiai tokia kaip pas džiugą. Ir jinai iš tikrųjų buvo skirta pažaisti, reiškia, vaikui, pasižiūrėti animaciją, kur nors važiuojant, keliaujant ir panašiai. Ir jinai iš tikrųjų buvo skirta kaip mažas nešiojamas televizorius, kuris turi dar ir keletą kitų funkcijų. Galima jame dar ir paskaityti. Ar knygą pavartyti, ar paveikslėlius. Ir kiek aš žiūrėjau šeimoje, visi, kurie prieidavo prie tos planšetės, tai iš tikrųjų tai tapo kažkuria prasme šiek tiek pakaitalas telefonui išmaniajam. Nes ypač vakare, namuose, jeigu kas nors nori pažiūrėti kokias nors naujienas portale, tiesiog planšetė yra didesnis ekranas patogiau. Tikrai tapo labai gerų pakaitalų kompiuteriui, kai reikia tik tai pasitikrinti elektroninį paštą arba irgi pasižiūrėti kokius nors dalykus, todėl kad kompiuteris užsikrauna ilgiau, reikia atsiversti, pasidėti jį ant kelių kažkur, ta klaviatūra čia nelabai reikalinga, tai planšetė tik paspaudė ir jinai yra ir plus veikia daugiau. Tai iš tikrųjų yra pakaitalas namuose, galbūt išmaniajam telefonui ir nešiojam kompiuteriui, dėl to, kad planšetė sąlyginai nedideliem darbeliam, bet ypač pasižiūrėjimui labai tinka, bet jeigu iš namų išsineši kaip nešiojamą daiktą, tai jinai yra, kaip Džiugas sakė, labai teisingai ir atskiras daiktas, skirtas būtent vartoti medijas, turėti knygą, televizorių ir netgi tokie, kaip čia paruoštukus, pavyzdžiui, kažkokius ten, nežinau, savo svarbius dalykus, kuriuos pamiršti kartais, čia netgi kontaktus gali nešiotis. Tai toks atskiras daiktas ir dėl to, man atrodo, svarbiausia, apie ką reikia šnekėti, kiek jis turi būti mums patogus gyvenime. Ar jo geras ekranas, ar jis nedūžta nesiteplioja, ar ilgai laiko akumuliatorius, na ir ar nėra kokių nors pavojų, pavyzdžiui, ten kur nors sudrėkus ir panašiai. Na, kaip atskiro daikto, kurį nešioji. Čia, man atrodo, svarbiausia dalykai. Bet iš tikrųjų man nustebino ir man buvo keista, kad Samsungas, vienas iš didesnių gamintojų šiandieną rinkoje, nuo šių metų
14 metų pradžios nustojo tiekti notebookus, nors turėjo ženklę rinkos dalį, nustojo tiekti notebookus į šitą rinką. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą. Ir tai sutapo su štai šito gaminio atsiradimu rinkoje, nes prie šito gaminio pavadinimas yra Pro, čia yra be to didžiausio ekrano planšetė, apie kurią teko girdėti, yra 12,2 colio, čia yra be ne 5 cm didesnė įstrižainė ekrano, net ne paties korpuso ekrano, negu štai šito arba to gaminio, kur yra 10 colių. Čia yra dar vienas standartas 8 coliai, bet aš noriu ką pasakyti, kad iš tikrųjų vizionistinėm požiūrėje yra jau matosi, kad daugam bandoma siūlyti šitas sprendimas kaip notebooko pakailas. Tai yra tais retais atvejais, jeigu žmogus retai kuria daug turinio, kai jam reikia klaviatūros, kad jisai naudoja kažkokią transformerio klaviatūrą, apie transformerių pakalbėsime atskirai, tai yra išorinė klaviatūra, jeigu reikia daugiau teksto, o šiaip didžiąją dalį naudoja be klaviatūros. Ir vis dėlto iš tikrųjų tokia tendencija judėjimas į mobility, jisai jaučiamas ne tik tais iš kompanijos, kuri gamina elgesio, kurios pavyzdį sakiau, bet matosi ir versle. Nes iš tikrųjų atsiranda pakankamai daug uždavinių, kuriuose galima savo darbų sąrašą pamatyti. Čia tai vadovam. Turbūt tai, ką tu kalbėjai, iš tikrųjų kalbam apie vadovus. Žmogų, kuriam reikia daugiau dirbti. Paspausti sutinku, nesutinku. Vykdyti, atmesti. Padaryti, tai iš tikrųjų tas toks paskirstimo, galbūt ten paspaudinėjimo nedaug, bet žmogų, kuriam reikia realiai dirbti, daug spausdinti tekstų. Manau, kad... Neveltui aš esu su vienos iš didžiųjų duomenų bazių, kurie komercinių atstovais kalbėjęs Lietuvoje ir jų pagrindinis dėmesys dabar yra į planšetės, nes į planšetės kaip į būdą išvesti pagrindinius įmonės duomenis, grafikais, diagramomis, kad jie matytų gyvą pulsą, tai yra gyvai atnaujinama iš pardavimų, iš tiekimo, iš užduočių vykdymo, iš projektų eigos ir jie gali ten paspausti mygtuką paskubėkit. Šito nefinansuoja. Tokie, 5 mygtukai ekrane. Tai tobula, kam kompiuterio tam reikia. Tada atvirkščiai kompiuterį čia jungti, čia pasileisti, dar kažkas lenda, trukdo, o čia labai gerai. Bankrutuojam, užsidarom. Viskas, vienas mygtukas, kas gali būti geriau. Bet realiai man, pavyzdžiui, aš gal rašydavau anksčiau daugiau, dabar mažiau, bet vis tiek rašymas yra svarbus. Aš dar to senojo raugo, kur pirštus naudoja rašymą. Nebe to, kuris taip rašo, bet dar to, kuris taip. Tai man truputėlį ne. Nebe to. Nebe to, aš iš vis nežinau, kas čia yra. Tai aš, Džiugai, galbūt dar kartą pritardamas tik pasakysiu, kad iš tikrųjų tie gaminiai, kur pas mus yra, turbūt irgi mes matom skirtingų dydžių, jie yra labai, ir tas irgi turbūt labai aiškiai parodo, kad žmogaus tipas, man atrodo, irgi daug turėtų nulemti, kaip tu vartoji ir ką tu naudoji, kur tu nešiojasi tą daiktą labai stipriai, nes čia, man atrodo, mes turim tokius gaminius, kurie pakankamai greiti su visais tais parametrais, jau kur žmonėm neberūpi, kiek čia tų gigabaitų ramų yra, greitai atsidaro viskas, ir Facebookas, ir internetas, ir portalai. Ir jau čia man atrodo viskas gerai, bet tiesiog matau, kad visi gana skirtingai. Džiugo turbūt matau, kad čia ekranas labai ryškus, jau iš karto stebėjau. Pas mane, kas labai patogu, pavyzdžiui, aš bandžiau ploviau vandeniu, čia vandenio sparus dalykas, bet kadangi labai teplus ir ekranas, ir tas korpusas plastikinis, tai specialiai ploviau po kriauklę, reiškia, ir viskas buvo gerai. Tai galima nesaugot būtų, tarkim, šito daikto, reiškia, nuo vandens, bet kita vertus labai reikia saugoti, aš čia parodyčiau, čia atsidaro, kiekvieną kartą reikia krapštyti, truputį nepatogu, pakrovimui USB, čia yra tas mikro daiktas, ir čia dar SD kortelė, kur irgi reikia labai iškrapštyti, ir aš labai saugau, juos atsargiai darau, nes esu žmogus, kuris matau, kad jeigu ant kažkokio labai plono daikto čia yra tie padaryti, tai aš nebesaugau nuo vandens. Bet čia negalima pilti vandens. Čia negalima, jeigu atidarai, tai nebegalima, bet aš matau, kad kiekvieną kartą atidarydamas, uždarydamas, aš nuo vandens nebesaugau. Bet saugau, kad pats nenulupčiau, reiškia, pirštai stipriau nepadaryčiau. Tai, nes aš esu telefone nulupęs. Kad būtų aišku, apie ką čia šnekam, tai čia mes kalbame... Xperia Z2, man atrodo, taip? Xperia Z2, čia yra modelis, kurį bandėm... Čia tas, kuris yra didžiausias, tai Samsungas Galaxy Tab Pro 12.2.
Čia yra T700 ir T800. Tai šitų gaminių dar nėra rinkoje, čia jie yra visiškai Tab S serija, mes apie juos pakalbėsime atskirai. Ir jų iš tikrųjų pagrindinis, jeigu labai trumpai, tai jau paminėjo Dainius, ekranas, Super AMOLED ir stulbinamas yra iš tikrųjų, to tikriausiai nesimato įraše, bet paėmė į rankas ir palyginę. Ir palyginę beje, dalykas, kuris man dabar šovė galva, kas ko gero vertingiausia pasižiūrėti, yra kaip keičiasi. Nes jau vis dar, nepaisant to, kad planšetės yra labai šviežias produktas, žiūrinti, dar jos keičiasi. Kas su jomis darosi? Jos darosi daug lengvesnis, tai viskas tvarkoja, su viskuo tas pats dalykas yra. Bet smagu, kad atsiranda tam tikrų aspektų, dalykų, kurie leidžia kiekvienai iš jų turėti išskirtinumą. Netgi tas atsparumas vandeniui, jeigu gamtoje, pavyzdžiui, bet arba versle, sakykime, jeigu tai yra logistikos dalykas, kai tau reikia vaikščioti po teritoriją, žymėtis kažkokius tai konteinerius uoste, pavyzdžiui, o ten lyja, tai yra sprendimas. Jeigu reikalinga naudoti rašiklį, pavyzdžiui, pasirašinėti arba eskizuoti, tai yra variantas toks. Žodžiu, mane džiugina tai, kad šita niša, ne tai, kad yra aš planšetė, bet šitoj nišoje atsiranda funkcionalumo įvairiausių aspektų. Tai, pavyzdžiui, animacija, pavyzdžiui, labai gražu. Taip, šitas yra nerealus televizorius. Matau, kad mes turime neišsenkančią temų ratą šitam įrenginių tipui, tai ką, ne kartą prie to sugrįšime. Laukiame jūsų pageidavimų, apie ką norėtumėt, kad mes pakalbėtume. Viso gero. That's right. That's right.